Grafas Montekristas, Trastų paslaptis. Aleksandras Diuma irgi pasikeitė savo vardą. Įsiminkite. Aš nesu inicijuotas į slaptasias bendrijas, nedavau jokių priesaikų jiems, tačiau per šventąją dvasią man viskas buvo parodyta. Jie kaip ir negalėtų manęs nužudyti, nes aš nedaviau priesaikų. Nesu vienas iš jų. Jeigu būčiau davęs, mano gyvybė kiltų pavojus. Dabar neturėtų kilti pavojus. Edmundas Dantė tai visi mes. Kai gimsti, esi traukiamas į viešąjį trastą, kaip skolininkas, debtor. Tave gali šaukti į karą, nes esi valstybės nuosavybė. Tave gali persekioti teismai, mokesčių inspekcijos, bankai, nes tu esi skolininkas. Tavo darbas apmokestinamas, o turtas gali būti konfiskuojamas, nes viskas priklauso trastui, kurio tu net nevaldai. Mainais už pagalbą siūlau kai ką neįkainojamo. Laisvę? Laisvę, bet kada gali atimti. Pats to įsitikinau. Siūlau tau žinias. Viską, ko pats išmokau. Išmokysiu tave ekonomikos, matematikos, filosofijos, gamtos mokslų. Skaityti ir rašyti? Žinoma. Kada pradėsim? Dabar, kai esam dviese, galėsim kasti kitą kryptim. Gal per kokius 8 metus ir prisikasim?